Peržiūrėjus begalę debiuto filmų, kino mėgėjų darbai pasirodė savotišku hobi, laisvalaikio užsiėmimas. Pavyzdžiui, įdomiai savitai nufilmuota šeimos kronika gali būti reikšminga ir pamokanti, be to yra ir auklėjamasis kino poveikis. Fiksuoti amžininką gali kino mėgėjai, kuriant portretą, fiksuojant jubiliejų, reikšmingą datą, turinčią išliekamąją vertę. Informacinių technologijų prieinamumas visiems atnešė neišsemiamas galimybės individualiems kino kūrėjams. Šiandien dažnoje šeimoje rasime videokamerą, vaizdo grotuvą, kompiuterį, tai yra pagalbininką kino montažo ir garsinimo klausimais. Paprastai kino kūrėjai patys renkasi juos jaudinančias temas, parankiausius žanrus. Per ilgesnį laiką vienas ar kitas filmuotojas pasirenka kurią nors kryptį. Atsiranda tokių, kurie stato tik vaidybinius filmus, nors mėgėjams tai sunkiausiai sekasi. Niekas jam nerašo scenarijų, sunku rasti vaidintojų. Kiti bando jėgas filmuodami animacinius, dokumentinius, eksperimentinius filmus, vaizdo klipus. Neramus mūsų gyvenimas daugeliui įaudrina nervus. Ir čia kino kūrėjai tartum prasilenkia su tikrove, todėl kad čia nėra ryškaus siužeto rėmų, pernelyg drastiškos buities detalės neturi vidinės jungties su simbolių scenomis. Dažnai yra tik atskiri epizodai, kurių autoriai neįstengia sulydyti į darnią visumą. Jaunieji kūrėjai gilinasi į bendras būties, žmogaus egzistencijos problemas, o deramai atvaizduoti tokią temą yra nelengva, nes kino kūrėjai iškyla iš karto daugybė problemų. Tai scenarijus, vaidintojai ir daugelis kitų. Kad ir kaip bebandytume tai neigti, pavyzdžiui, simbolio pasirinkimo laisvę vis dėlto negalime atitrūkti nuo tradicijų, nei nuo tam tikrų specifinių meno srities žanro reikalavimų. Jeigu nuo to nuklystama, imama nebepaisyti scenarijaus, nebebandoma sukurti charakterių ir kūrėją dažniausiai ištinka nesėkmė. Jauniesiems kino kūrėjams svarbiausia yra pripažinti klaidas, nes tai būtina sąlyga norinčiam žengti į priekį. Kiekvienas turi pereiti per savo klaidas, tik šitaip galima tobulėti. Pirmasis mūsų mokytojas yra kino apžiūros, festivaliai, konkursai, kino kritikų pastabos, draugų patarimai ir tik darbas, ilgas darbas duoda rezultatus. Lietuvos kino mėgėjų sąjungos Šiaulių skyriaus žymiai išaugo, atsirado naujų autorių, įdomių filmų, naujų temų, savitų sprendimų. Tai rodo mėgėjiškų filmų kokybė, kūrėjų meistriškumas, apdovanojimai konkursuose. Tad visiems linkėčiau kūrybinės sėkmės.